Kovo 11-17 dienos savaitės horoskopas. Savaitė, kai daug ką norėsis pradėti nuo švaraus balto lapo. Jos dienomis, pajutę pavasario alsavimą, jausitės kartu su gamta bundantys naujam savo gyvenimo etapui. Atšventus Lietuvai brangią kovo 11, pažymėta Veneros viešnage karališkajame vandenio laipsnyje ir jai antradienį atkeliavus į žuvų ženklą, norėsis šiomis pirmos savaitės pusės dienomis kurti ir savo gražesnį gyvenimą, pripildyti jį kaip taurę sklidinai naujomis idėjomis, viltimis, gerumu ir meile. Ketvirtadienis ir penktadienis, esant artimoms Jaučių ženkle Jupiterio, Mėnulio, Selenos ir Urano pozicijoms, palankūs norintiems pereiti į naują darbą, dalykiniams susitikimams, sutarčių rengimui. Šeštadienį tarp buitinių darbų norėsis kartu su pavasariniu oru įkvėpti naujų idėjų ir vilčių. Dažniau pakėlus akis į dangų, pasidžiaugti pavasariniais spinduliais, paukštelių čirenimu, atrandant savyje vidinę harmoniją. Tai tinkamas metas ir tarpusavio santykiuose harmonijos kūrimui bei stiprinimui. Sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu žuvų ženkle stiprės jūsų kūrybiniai sugebėjimai, lengviau atskleisite gabumus bei talentus. Džiugios ir įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po avino ženklu. Permaininga kaip ir pats pavasaris savaitė. Vienomis jos dienomis dažniau lankys įkvėpimas, norėsis džiaugtis gyvenimu, o kitomis Merkurijui judant jūsų ženklu būsite linkę žodžio nevynioti į vatą, karštai įrodinėti savo tiesą. Po šventiškų kovo 11 renginių, jau antradienį Venerai įžengus į žuvų ženklą, šią ir trečiadienio dienomis seksis gebantiems į gyvenimą žvelgti kūrybingai. Jūsų ženklu keliaujant Mėnuliui kartu stiprės emocijos ir jausmai. Norėsite išsakyti į situacijas savo požiūrį. Marsui keliaujant vandenio ženklu ketvirtadienį gyvenimą pažvelkite naujų žvilgsnių. Taip lengviau atrasite naujas galimybės, kils įdomių sumanymų. Penktadienis jums dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, palankus siekiantiems profesinio tobulėjimo. O šeštadienį vis dažniau norėsis ištrūkti į bundančią gamtą. Diena puikiai ekskursijoms, išvykoms bei kelionėms. Sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu lengviau atskleisite ir kūrybinius sugebėjimus. Pavasarinio įkvėpimo jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Savaitė, kai kaip iš gausybės rago gali pabyrėti įdomių sumanymų, naujų idėjų. Jūsų ženkle viešint Jupiteriui šios savaitės dienos pats metas imtis jas įgyvendinti. Po šventiškos kovo 11-osios, pažymėtos Veneros viešnagė karališkajame laipsnyje jau antradienį, Venerai perėjus į žuvų ženklą, sustiprės jūsų įžvalgos, o taip pat kūrybingumas. Savaitės viduryje Mėnuliui atkeliavus į jūsų ženklą stiprės ir romantiškos nuotaikos. Širdis trokš švelnumo ir meilės. Laikas puikus draugystei ir meilei. Esant artimai Mėnulio ir Jupiterio pozicijai, ketvirtadienis tinkamas nekilnojamo turto operacijoms. Penktadienį esant artimai Mėnulio, Selenos ir Urano pozicijai,
galimi netikėti pokyčiai darbuose. Šiomis dienomis taipogi svarbu būtų nemojuoti jūsų ženklo atstovams prieš nosį raudona skraiste, nes būtų galimos ir netikėtos to pasekmės. Šeštadienį išsiruoškite pakvėpuoti grynu pavasariniu oru, pasidžiaugti bundančia gamta. Sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu žuvų ženkle, lengviau atskleisite gabumus bei talentus. Kai kas šiomis dienomis ieškos ir širdį džiuginančios naujos veiklos. Kūrybingos jums šios savaitės. Gimusiems po dvynių ženklų. Savaitė, kai jausitės būtini ir reikalingi. Ne tik artimiesiems, draugams bei kolegoms, bet ir naujai susipažintiems žmonėms. Tai įdomus laikas, kai galėsite išmokti daug ko naujo, išsigryninti vidines tiesas, atverti širdį gerumui ir meilei. Po nuotaikingos kovo 11-osios, vėlesnės pirmos savaitės pusės dienos tinkamas metas finansinių klausimų sprendimui. Tiktų ir nekilnojamo turto operacijoms. Saulei ir Venerai judant žuvų ženklu, trečiadienio ir ketvirtadienio dienomis norėsis dažniau įsiklausyti į save, išgirsti tą tylų intuicijos šnibždesį. Kita vertus, Merkurijaus viešnagė Avino ženkle skatins su įkvėpimu imtis konkrečių ryžtingų žingsnių. Jiems palankus jums penktadienis, esant artimai Mėnulio, Jupiterio, Selenos ir Urano pozicijai Jaučio ženkle. Tai metas sandoriams, tinkamas karjeros pokyčiams. Šeštadienį dažniau norėsis lengvu žvilgsniu paganyti dangumi plaukiančius debesis. Kartu su smagiais laisvalaikio sumanymais įkvėpti paties pavasario. Sekmadienį, esant artimai Saulės ir Neptūno pozicijai, daugiau laiko skirkite saviraiškai. Tai šaunus laikas norintiems atrasti naują laisvalaikio veiklą, įdomų hobį. Džiugios jums šios savaitės. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė, kai šaunu būtų kuo daugiau laiko skirti ne tik darbams, bet ir poilsiui. Jos dienomis ypač svarbus būtų jūsų vidinis balansas, surasta darbų ir poilsio pusiausvyra, skiriant daugiau laiko vidinės ramybės paieškoms. Po šventiškos kovo 11-osios Venerai atkeliavusi žuvų ženklą, kurdami naujus ateities planus, juos įtraukite ir savo ilgai brandintą svajonę. Savaitės viduryje Saulė ir Venera judant žuvų ženklu, stiprės jūsų vidinės įžvalgos, intuicija bei įprastinės veiklos. Daugiau laiko skirkite vidinės harmonijos paieškoms, o kažkas gydysis savo sužeistą širdį. Ketvirtadienis jums dalykiniams susitikimams. Penktadienis tinkamas metas finansiniams reikalams spręsti. Šiuo metu lengviau galėtumėte rasti ir naują papildomą finansinį šaltinį. Šeštadienį apdovanokite save naujomis viltimis ir giedra nuotaika. O sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu žuvų ženkle dažniau lankys kūrybinis įkvėpimas. Lengviau atskleisite gabumus bei talentus. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Margaspalvė kaip kėkšto plunksnos ši savaitė. Jos dienomis lengviau rasite ne tik naujų pažinčių, bet ir įdomių širdžiai malonių veiklų. Po šventiškų kovo 11-osios renginių, netikėtų draugų susitikimų ir naujų įdomių pažinčių, vėlesnės pirmos savaitės pusės dienos suteiks ne tik įkvėpimą kurti, bet ir ragins spręsti finansinius klausimus.
Juolab, kad mat sujudant jums opoziciniu vandenio ženklu, o Venerai viešint jau žuvų ženkle, finansai gali būti linkę mistiškai ištekėti. Iš anksto nuspręskite, kam juos norite skirti. Savaitės viduryje dažniau susimąstysite ir kaip greičiau pasiekti taip trokštamų rezultatų. Jums padės ne tik mokėjimas greitai reaguoti, bet ir gebėjimas pasitelkti kolegas bei bendraminčius. Ketvirtadienis tiktų dalykiniams susitikimams, norintiems keisti darbą, darbo pokalbiams. Penktadienis jums esant artimai Jupiterio, Mėnulio, Selenos ir Urano pozicijai ypač tiktų suplanuotiems gyvenamos vietos pokyčiams. Tai tinkamas laikas karjeros augimui, naujų veiklų paieškoms. Šeštadienį norėsis pasidžiaugti malonia kompanija, o kažkam daugiau laiko su mažaisiais praleisti gamtoje. O sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu žuvų ženkle gali prabusti ir rašytojo talentas. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po mergelės ženklu. Atokvėpio savaitė. Jos dienomis Saulei keliaujant jums opoziciniu žuvų ženklu, svarbu neskubėti tiek kelyje, tiek buityje, darbus dažniau derinti su poilsiu. Tai metas, kai gyvenimas turėtų būti kaip kvėpavimas. Jei daug dirbote ir iškvėpėte, po to įkvėpkite, užsiimdami tą veiklą, kuri gausina gyvenimo džiaugsmą. Po kovo 11-osios su Veneros viešnage karališkajame vandenio laipsnyje jau antradienį kai kam malonių netikėtumų metas. Kai kas galite sulaukti įdomaus kūrybinio pasiūlymo. Savaitės viduryje Venerai judant žuvų ženklu seksis gebantiems į situacijas pažvelgti plačiau. To dėka pamatysite dar nepanaudotas galimybes. Ketvirtadienį atraskite save kūrybinėje veikloje. Penktadienis jums materialių klausimų sprendimui. Šeštadienis palankus seniai matytų artimųjų susitikimams. O sekmadienį Neptūnui susijungus su Saule žuvų ženkle, buityje nepervarkite, geriau paieškokite kūrybinio įkvėpimo. Džiugios jums šios savaitės. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Gerų darbų savaitė. Jos dienomis per gyvenimą reikėtų eiti neskubiu, atsargiu žingsniu, būnant atidžiu kaip krištolo parduotuvėlėje, kad ko svarbaus neužkabintumėte, netyčia nesudaužytumėte. Jūsų ženklu keliaujant nusileidusiam mazgui, tai laikas, kai greičiau galite patirti ankstesnių savo veiksmų pasekmes. Jums sektųsi, jei stengsite šią savaitę padaryti kuo daugiau gerų darbų. Po džiugios Lietuvai kovo 11-osios šventės su Veneros viešnage vandenio karališkajame laipsnyje jau antradienį stebėkite palankumo veikloms ženklus. Merkurijui viešint jums opozicinėme Avino ženkle savaitės viduryje kils noras veikti greitai ir ryžtingai. Vis tik šiuo metu labiau sėkmingi būtų apmąstyti sprendimai. Ketvirtadienį kai kam pokyčiai darbuose. Ši diena gali pateikti nemažai siurprizų bei netikėtumų. Penktadienį, kaip nurimus ežero bangelėms, lengviau įžvelgsite tai, kas glūdi jo dugne. Svarbu tik į jį žvelgti nuskaitrėjus paviršiui, išsiaiškinus situacijas. Šeštadienis jums smagioms išvykoms. O sekmadienį Neptūnui su Saule susijungus žuvų ženkle netikėtai galite atrasti savo įdomų hobį. Lengviau atskleisite kūrybinius gabumus. Šią dieną būkite atviri ir įdomiems draugų pasiūlymams. Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Stiprių patyrimų savaitė. Jos dienomis Saulei keliaujant žuvų ženklu
Sustiprės jūsų intuicija bei įžvalgos. Galėsite ryžtingiau imtis būtinų veiksmų. Juolab, kad Marsui viešint Vandenio ženkle, gyvenimas suteiks tam naujų galimybių bei progų. Po šventiškos kovo 11-osios antradienį Venera įžengs į Žuvų ženklą. Šiomis pirmosios savaitės pusės dienomis nerite nersite į gilius jausmus bei potyrius, atrasdami savyje glūdinčią išmintį, gabumus bei talentus. Tai padės jums antradienio ir trečiadienio dienomis rasti darbuose pačias tinkamiausias išeitis, o asmeniniame gyvenime būtinus sprendimus. Ketvirtadienį opoziciniame jūsų ženkle viešint Jupiteriui, Mėnuliui, Selenai ir Uranui svarbu nepervargti, mažiau palanki būtų fizinė veikla. Šią dieną skirkite dokumentų tvarkymui, sąskaitų peržiūrai. Penktadienį palanku ieškoti jums svarbios informacijos. Diena tiktų planuojantiems pokyčius darbuose. Šeštadienis šaunus draugų susitikimams, ekskursijoms bei išvykoms. O sekmadienį Neptūnui susijungus su Saule Žuvų ženkle dažniau kils kūrybinių idėjų. Realizuokite jas išsyk. Daug laimės jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė, kai galėsite aiškiau pamatyti tolimesnę perspektyvą. Jos dienomis susitelkite į pagrindinius jums rūpimus klausimus. Marsui judant Vandenio ženklu, paieškokite nestandartinių išeičių. Po šventiško pirmadienio, kai Venera viešės karališkajame Vandenio laipsnyje, gali kilti ir įdomių finansinių sumanymų. Svarbu nepaskubėti, įvertinti visas aplinkybes ir ateities perspektyvą. Venerai pradėjus kelionę Žuvų ženklu, jau savaitės viduryje seksis gebantiems į gyvenimą pažvelgti naujų netikėtų kampų. Ketvirtadienį, esant artimai Mėnulio, Jupiterio, Selenos ir Urano pozicijai Jaučių ženkle, ieškantis tinkamo nekilnojamo turto varianto, lengviau galės jį surasti. Ši ir penktadienio diena tinkamas metas ir ieškantiems naujų bei papildomų darbų. Šeštadienį šaunu būtų pakeisti aplinką, pabuvoti ten, kur dar nebuvote. O sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu Žuvų ženkle, stiprės noras padėti savo artimui, atskleisti širdies gerumą bei atjautą. Įdomios ir turiningos jums savaitės. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Įdomių susitikimų savaitė. Ir nors jos dienomis ne visada viskas bus taip, kaip suplanavote ar norėjote, tačiau gyvenimas turės paruošęs ir malonių jums staigmenų. Svarbu jas įžvelgti savo kasdienybėje ir jomis pasidžiaugti. Po šventiškų kovo 11-osios renginių, esant palankiems Veneros ritmams, antradienį ją įžengus jau į Žuvų ženklą, ieškokite bendraminčių ir partnerių. Trečiadienis ir ketvirtadienis Mėnuliui, Jupiteriui, Selenai ir Uranui keliaujant Jaučio ženklu palankūs remonto statybų darbams, materialaus pagrindo kūrimui bei stiprinimui. Penktadienis įdomių susitikimų laikas. Netikėtai galite ne tik užmegzti naujas pažintis, bet ir sutikti seniai matytus bičiulius. Šeštadienį imkitės namų pertvarkos, o sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu Žuvų ženkle lengviau realizuosite kūrybines idėjas. Džiugių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Įvykiais turtinga savaitė. Jos dienomis Marsui keliaujant jūsų ženklu dažniau lankys įkvėpimas, noras aktyviai imtis savo gyvenimo pertvarkų.
Po šventiškų kovo 11 renginių Venerai viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje ypatingas laikas draugystei ir meilei, harmonijos kūrimui. Savaitės viduryje Venerai judant žuvų ženklų stiprės jūsų kūrybiniai sugebėjimai. Lengviau atskleisite gabumus bei talentus, tuo pačiu rasdami tinkamiausius sprendimus tiek darbe, tiek ir asmeniniame gyvenime. Plutonui ir Marsui judant jūsų ženklu ketvirtadienį planai gali kisti, tad šaunu būtų turėti planą ne tik A, bet ir B. Penktadienis pasižymės reikalų gausa. Šią dieną jūsų pagalbos gali prireikti ne tik kolegoms, bet ir draugams. Šeštadienis širdyje stiprės kelionių ilgesys. Tai puikia diena šeimos išvykoms, draugų susitikimams. O sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu žuvų ženkle galimi vidiniai įdomūs vertybiniai atradimai. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Ypatingo palankumo savaitė. Jos dienomis Saulė ir Neptūnui keliaujant jūsų ženklu, kaip besiskleidžiantis gėlės žiedas, lengviau galės atsiskleisti geriausios jūsų savybės bei talentai. Po šventiško pirmadienio Venerai atkeliavusi jūsų ženklą stiprės jausmai, o taip pat savo aplinkoje harmonijos siekis. Savaitės viduryje ieškokite naujų bei papildomų finansinių šaltinių, o kai kas pajusite įkvėpimą imtis visai kažko naujo. Ketvirtadienį darbe galimos netikėtos įdomios dalykinės pažintys, o penktadienį Mėnuliui, Jupiteriui, Selenai ir Uranui, judant Jaučio ženklu, tinkamas laikas karjeros pokyčiams, palankus darbo naujoje vietoje pradžiai. Tai metas, kai ką aplankys suvokimas, kad pats laikas pasukti nauja kryptimi. Šeštadienis šaunus renginiams, draugų susitikimams, o sekmadienį Saulei susijungus su Neptūnu jūsų ženkle, ypatingas metas kūrybiniams sumanymams, naujoms interjero idėjoms. Žvaigždžių palankumo jums šią savaitę.